Sveiki. Apie gegužės Europos parlamento sesiją vis dėlto tenka pradėti kalbėti nuo to, kas yra susiję ypatingai su Lietuva ir Baltijos valstybėmis. Kaip žinia, pastarosiomis dienomis Rusijos propaganda tiesiog šėlsta, keldama įvairiausius kaltinimus, informacinės atakas, propaganda, dezinformacija, melo lavina. Šalia matome ir iš tiesų nerimą keliančias, sakyčiau, gretimų Rusijai draugiškų valstybių karinius veiksmus. Baltarusija ir Rusija organizuoja karinius mokymus, iš Rusijos vežamos branduolinės raketos, arti 100 000, tiek dalyvauja tose manevruose. Tai yra sąmoningi veiksmai įbauginti, spausti Baltijos valstybės. Aš jau nekalbu apie tai, kaip dronai ar tai zuja aplink Baltijos valstybės, arba net įskrenda į Baltijos valstybės. Tuo tarpu mane labai neramino ta tyla. ES institucijų tyla, nieko nepasakant ir tiesą sakant, šalinantis nuo visų reikalų. Štai kodėl aš inicijavau laišką, 15 Baltijos parlamentarų pasirašė. Tikrai solidus laiškas, mes kreipėmės į Von der Leyen pasakyti, kad tai nėra Baltijos valstybių problema. Tai yra visos ES problema. Ir tegul Rusija žino, kad solidarumas, parama ir atoveiksmis tikrai bus. Labai malonu, kad štai trečiadienį išėjo labai, aš sakyčiau, laiku tvirtas, aiškus ponios Von der Leyen pareiškimas. Vėliau ir Antonijo Kosta, tarybos pirmininkas, pareiškė poziciją, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola ir galų gale štai ketvirtadienį buvo Europos parlamento pirmininkų pareiškimas, visiška parama, solidarumas su Baltijos valstybėm. Mums tikrai to reikia, kad rusai neužsižaistų, kad jie sustotų laiku, žinodami, kas jų laukia, jeigu toliau šita eskalacija tęsis. Ir dėja reikia pripažinti, kad eskalacija tęsiasi. Tuo tarpu štai trečiadienio oro pavojus Vilniuje parodė aiškias spragas, ko mes esam nepadarę. Vienas dalykas - turėti instrukcijas popieriuje, kalbėtis atrodytų artimiausioje aplinkoje apie tos dalykus, bet kai ateina kyla reali situacija, matome, kas neveikia, ko trūksta, kur nėra koordinacijos ir bendrų veiksmų. Na ir žinoma, valstybės vadovų pasisakymai praėjus beveik trečdaliui paros, nekelia ypatingo pasitikėjimo. Manyčiau, kad vadovai turi būti pirmieji, kurių raminantis aiškus pasakymas turi lydėti tokias situacijas. Kągi, mokomės visi pakankamai, nesu tikras. Po šiai dienai Lietuvoje nėra, tarkime, Ukrainos ekspertų, kurie man asmeniškai siūlosi, sako, galim atvažiuoti. Žinoma, aš nesimsiu jokių šitų veiksmų, aš tik tai suvesiu atitinkamas tarnybas, kad jie iš tikrųjų atvyktų į Lietuvą, beje, tie, kurie padėjo Persų įlankos karo metu, jie turi tikrą patirtį, savo technologijas. Kodėl jų nepakvietus? Aš manau, kad ukrainiečių karių buvimas, o jie mums yra draugiški, partneriški, kaiminiški ir panašiai, tikrai pagelbėtų šitoje situacijoje. Kągi, jeigu bus kita situacija, matysime kokias išvadas ir kokį pasiruošimą mes padarėme. Bet aš tikiuosi, kad tikrai mes mokomės. Ir štai šioje aplinkoje, kuomet skraido dronai, kurie ir nukritę, nerandami laiku, Lietuvos Respublikos Seimas imasi ne diskusijos, ką reikia padaryti geriau gynybos srityje, reaguojant į tokią įtemptą situaciją, bet jie buldozeriu eina į priekį, siekdami įtvirtinti jiems naudingas pataisas Lietuvos radijo ir televizijos įstatyme. Kągi, matome jų prioritetus, mes juos suprantame, mes girdime jų pasakymus, tačiau niekad nesutiksime, priešinsimės ir kągi, aš manau, pilietinė visuomenė šios veiksmus deramai įvertins. Kągi, sesijos metu Europos parlamentas priėmė galutinį sprendimą, patvirtino, kitaip sakant, derybų rezultatus, apsaugant Europos plieno pramonę. Žinia, ypatingai kai kurios valstybės, tame tarpe ir Rusija, po šiai dienai dar turi galimybės laisvai eksportuoti praktiškai į Europos Sąjungą, užpildama savo pigių metalų Europos rinką. Sprendimas yra toksai, pusę
47% mažinama kvota, 50% didinami tarifai, gerinamas plieno kilmės atsekamumas, kuris yra labai svarbus dalykas ir panašiai. Kalbu apie tai, kadangi Lietuvoje yra metalo pramonė, mums svarbu ir savo gamintojų interesų apsauga, pagrįsta teisinėmis priemonėmis, nesikertantys su pasaulinė prekybos organizacijos politika šitoje srityje. Todėl aš labai tikiuosi, kad šis sprendimas yra į gerą pusę. Ir dar noriu pasakyti, Lietuvos žiniasklaidoje buvo daug kalbama, kad ES nusileido Trumpo administracijos sprendimui. Tai netiesa. ES sprendimas laikosi savo ankstesnių principų su saulėlydžio ir saulėtekio principais, apie kuriuos aš esu jau anksčiau kalbėjęs, todėl nereikia iškreipyti situacijos šitoje srityje. Taigi, reikalai juda, linkiu saugaus ir iš tikrųjų užtikrinto savaitgalio su saulė virš mūsų visų, be dronų ir kągi, iki kitų kartų, kurie greitai ateis.